Taigi, pakalbėkime apie paryškinimus arba dar kitaip žinomus boost. Tai paryškinimas arba boostas yra supaprastinta reklamos leidimo funkcija skirta smulkių verslų savininkams arba žmonėms, kurie pradeda leisti reklamas savarankiškai, neturi pakankamai žinių. Ši reklamos leidimo funkcija yra ganėtinai apribota. Tai mes šioje pamokoje pakalbėsim ir pereisim paryškinimo nustatymus, kaip jais naudotis ir pasikalbėsim šiek tiek vėliau apie skirtumus tarp paryškinimo ir reklamos leidimo per reklamos vadybininką. Taigi pereikime prie paryškinimo atlikimo. Kai mes esame savo Facebook puslapyje, mums reikėtų susirasti savo įrašą, kuris jau yra įkeltas. Ir mes matome, kad čia atsiranda toksai mygtukas mėlynas Boost Post. Tai mes galime ant jo paspausti. Paspaudus ant mygtuko mes matysime, kad mes atsidurime tokie vietoje kaip facebook.com/ad _center ir mes matome, kad dešiniai galime pasirinkti savo reklamos paskyrą. Tai jeigu turite daugiau negu vieną reklamos paskyrą, atidžiai pasižiūrėkite, ar tinkama reklamos paskyra yra pasirinkta. Jeigu turite tik tai vieną reklamos paskyrą, tai viskas tvarkoja ir čia nieko nereikėtų rinktis. Kadangi mes esame skaitmeninės reklamos agentūra, turim ne vieną klientą, tai mums reikėtų šioje vietoje atidžiai pasižiūrėti, ar tikrai pasirinkom tinkamą reklamos paskyrą. Na, mes turim goal, tai yra tikslas. Siūlyčiau automatiškai tikslo nepalikti. Mums reikėtų paspausti change ir mes matom, kad turime 1, 2, 3, 4, 5 skirtingi reklamos tikslai, kuriuos galime pasirinkti. Šiuo atveju, kadangi mes esame skaitmeninės reklamos agentūra, mes norėtume galbūt daugiau apsilankymų mūsų svetainėje, tai galim pasirinkti šį tikslą. Bet štai mes jau matom pirmą skirtumą tarp paryškinimo ir reklamos leidimą per Ads Manager arba reklamos vadybininką, tai kad tikslų kiekis yra pribotas. Ir jeigu tai pažiūrėsim, galutinio tikslo, to performance goal mes jau negalim pasirinkti. Mes galim pasirinkti kaip bendrą tokį tikslą, kurio mes norim, bet galutinio optimizacijos tikslo, performance goal, mes negalėsim pasirinkti. Tai čia iš tikrųjų yra vienas ganėtinai didelis jau trūkumas. Tai dėl to ir tas paryškinimas nėra toks, kaip sakyt, geras ar pranašesnis už reklamos leidimą per reklamos vadybininką. Tai vat, o tikslai yra tokie, tai gal daugiau žinučių mes galim gal daugiau įsitraukimo, mes galim gal daugiau potencialių klientų, svetainės lankytojų ir daugiau skambučių. Tai, kaip ir minėjau, čia yra toksai nemažas apribojimas, dėl kurio paryškinimai jau šiek tiek atkrenta, bet kam, kas nori leisti reklamą ilgesnį laikotarpį ir profesionaliai tai daryti. Tai galim pasirinkti pavyzdiniais tikslais Get More Website Visitors, spaudžiam Save. Tada mes matom, kad turime Advantage plus Creative. Šitą funkciją galim visą laiką palikti ir mes matom, kad tiesiog Facebookas sugeneruos automatiškai kažkokių variacijų, pridės viršui galbūt headliną, nuotrauko galbūt paratems, jeigu bus galimybė ir panašiai. Tai tiesiog bus skirtingos nuotraukos variacijos, kurios tikėtina galų gale pagerins rezultatą. Tai beveik visą laiką rekomenduočiau išjungti, nebent jūs vėlgi turit labai griežtas savo prekės ženklo taisyklės, turit prekės ženklo knygą ir norit laikytis tam tikrų brandbuko gairių, tada šitą funkciją galima išjungti. Čia reikėtų jau jums nuspręsti, kaip reklamos leidėjai, kaip jūs norėtume daryti. Tada mes turim mygtuką, tai kadangi čia apsilankimas svetainiai, tai mums tinkamiausias yra Learn More, tai sužinok daugiau. Mes matom, kad turim dar keletą skirtingų pasirinkimų, tai kaip Book Now, Shop Now, Sign Up, Call Now. Tai vėlgi mygtuką reikia pasirinkti pagal tai, ko mes siekiam. Mes siekiam, kad pas mus svetainiai apsilankytų, tai mes renkamės Learn More. Jeigu norėtume, kad mums paskambintų, tai rinktumės Call Now ir panašiai. Šiuo atveju galim pasirinkti šitą. Matom, kad svetainės nuoroda automatiškai atsiranda. Jeigu neatsirastų, reikėtų klijuoti čia būtent svetainės nuorodą. Tada matom, kad yra Crop Your Image, tai mes galėtume pasirinkti ir šiek tiek apkarpyti nuotrauką, bet šiuo atveju nėra būtina, mes galim parinkti taip, kaip yra ir saugoti, nes tai yra tinkamas formatas, nes šitas įrašas ir taip jau buvo įkeltas į Facebooką, tai mes jį galim naudoti, bet jeigu dėl kažkokių priežasčių mes matom, kad netinka, tai mes galim pasirinkti čia paspausti ir apkarpyti savo nuotrauką.
Matom, kad taip pat yra pasirinkimas apie specialią kategoriją. Tai jeigu būtų speciali kategorija, mes spaustume čia ir pasirinktume, apie ką tai yra, ar apie politinės problemas, apie nekilnojamo turtą, apie įdarbinimą, ar apie finansus. Šiuo atveju nepatenka nei vieno kategoriją mūsų leidžiamas paryškinimas, dėl to mes šitą funkciją išjungiam. Toliau galim judėti ir mes matom, kad čia yra auditorijos nustatymai, tai labai panašiai kaip ir per reklamos vadybininką mes galim pasirinkti, kas mūsų auditorija paspaudus štai šitą mygtuką, pasirinkti lytį, amžiaus kategoriją, galim pasirinkti lokaciją, matom, šiuo atveju Lietuva parinkta ir galim parašyti pagal pomėgius pasirinkti, pavyzdžiui, būtų žmonės, kurie domisi galbūt marketingu, mes galim pasirinkti ir įsaugoti. Taip pat mes matom, kad Advantage Detail Targeting will now be applied. Tai reiškia, tai bus pradinis taškas, į kurį meta žiūrės ir kam rodys reklamos kampanija, bet jeigu matys, kad galima sugeneruoti rezultatų nesilaikant šių jūsų nustatymų, tai taip pat bus rodima ir kitiems potencialiems vartotojams reklamos kampanijos. Matom, šitas funkcijos mes negalime išjungti. Net ir paspaudus Lermon mums tiesiog darys ir detalesnis paaiškinimas apie šito auditorijos nustatymą. Tai vat, tada mes galim toliau eiti šiek tiek į apačią, mes matom, kad čia reikėtų suvesti naudos gavėją ir mokėtoją, tai galim tai ir padaryti, suvedam, klijuojam ir taip pat mes matom, kad apačioje yra dar keletą taikymus ir nustatymų, tai mes galim taikyti su žmonės, kurie people you choose through targeting, tai reiškia, kad mes patys nustatom, kokie yra kriterijai būtent žmonių, nuo kokio amžiaus, kokie lytis, kokie pomėgiai, mes patys renkamės šios nustatymus, tai mes galim naudoti šitą funkciją. Kitu atveju mes galim naudoti žmonės, kurie laikina mūsų puslapį. Mes taip pat galim naudoti žmonės, kurie laikina, seka mūsų puslapį arba panašus į juos žmonės. Ir mes taip pat galim naudoti žmonės mūsų lokalioj vietoj, tai pavyzdžiui Vilniui šiuo atveju galim pasirinkti irgi dydį, mažesnį, didesnį. Ir taip pat matom, kad galim paspausti Create New ir sukurti tam tikrą auditoriją, kurią galbūt mes norėtume naudoti ateityje. Tai taip pat parašytume pavadinimą, pasirinktume lytį, amžiaus kategoriją, vėlgi lokaciją ir tada kažkokie pomėgiai ir tada spaustume Save Audience ir ta auditorija išsaugotų ir galima būtų naudoti ateityje. Taip pat mes matom, kad galim pasirinkti dienas, tai čia galim ir kiek dienų norim, kad reklamos kampanija būtų aktyvi. Tai va matom, kad maksimalus dienų kiekis, kurį galima leisti paryškinimą, yra 364 dienos. Biudžeto atžvilgių ir laikotarpio atžvilgių, tai biudžetas gaunasi tikrai netoks didelis. Jeigu mes padalinsim 500 eurų iš 364 dienų, mes gausime, kad diena yra skiriama 1,37 €, kas, biudžetais žiūrint, tai tikrai nėra didelis biudžetas. Sumos nėra apribotos, tai galim skirti ir didesnę sumą iš tikrųjų per paryškinimą. Iš tikrųjų net nerodo ribos, kuriais galim skirti, bet matom, kad laikotarpis, kurį galim leisti reklamos kampanijas, vis dėlto yra apribotas ir ilgesnio negu tokio laikotarpio negalime dėja leisti. Na, mes matom dešiniai, kad būtų kokie rezultatai preliminarūs skirius tokią sumą, kiek per dieną pasiektume vartotojų, kiek gautume paspaudimų ir visas biudžetas, kuris būtų skirtas ir kuriam laikotarpiui. Taip pat galim pažiūrėti, jeigu šiek tiek į viršų dar, kaip atrodys mūsų reklamos kampanijos, kokiuose formatuose. Tai vat atsidarus mums rodyto, kokiuose formatuose bus rodomos reklamos kampanijos. Čia matome labai keistai iš tikrųjų atrodo šitame formate. Štai tekstas persidengia, bet taip pat galėtume pasižiūrėti. Matom taip pat dar vieną apribojimą, nes mums šito formato neleidžia pritaikyti, pavyzdžiui, Reels formatui. Tai mes per reklamos vadybininką galėtume įkelti konkrečiai tą pailgą formatą, 9:16 vadinamą, ir būtent šiai vietai optimizuoti reklamos kampaniją, kad jinai būtų rodoma tinkama. Šiuo atveju nėra galimybės. Tai mes taip pat galim pasirinkti irgi Advantage Plus Placements, tai kad rodytų reklamos kampanijas
ir meta algoritmas pasirinktų, kur geriausia būtų rodoma, arba mes galim padaryti išjungti ir tada patys pasirinkti bent jau vieną platformą, kiek matau, reikia pažymėti. Tai reiškia, visai kažkokią vieną platformą turim pažymėti. Tai iš esmės kaip ir logiška, bet Audience Network vėlgi negalim pasirinkti šioje vietoje. Dar vienas toksai apribojimas būtų. Tada su matom pikselį mes galim pasirinkti ir tą mokėjimo metodą žemiau pridėti. Tai vat matom, taip atrodo paryškinimas, tokios yra paryškinimo funkcijos. Matom nemažai apribojimų su reklamos paryškinimais. Ir tikrai, jeigu norim leisti reklamos kompaniją profesionaliai ir ilgesnį laikotarpį, tai mums reikėtų vis dėlto pereiti reklamos vadybininką, nes mes galim pasirinkti savo galutinius tikslus, kurių mes siekiam. Mes galim leisti reklamos kompanijas nuolatos, ilgiau negu 364 dienas. Mes galim daugiau turėti nustatymų auditorijos, mes galim prisidėti daugiau auditorijų tuo pačiu, jeigu leisim per reklamos vadybininką, mes galėsim prisidėti daugiau šiltų auditorijų, mes galėsim daugiau prisidėti lookalike auditorijų. Tai vėlgi paryškinimas yra tiesiog supaprastinta reklamos leidimo funkcija skirta smulkiems verslams ir pradedantiesiems. Tai nieko blogo nėra nuo čia pradėti leisti reklamos kompanijos, jos vis tiek galų galia atsidurs reklamos vadybininkė. Tiesiog ką reikia žinot, kad tiek tikslų atveju, tiek galutinio tikslo, kurio jūs siekiat, jūs esate labai apriboti ir jūs negalite per čia leisti pardavimų kompanijų, kas yra labai svarbu elektroniniams parduotuvėms. Dėl to dažniausiai mūsų agentūra bent jau naudoja paryškinimus kaip tokius apšildinimus Facebook puslapiui, tai pavyzdžiui, kad įrašas surinktų daug laikų ir komentarų ir tada galima būtų pavyzdys tos žmonės pakviesti per Meta Business Suite, sekti jūsų puslapį ir taip jūs auginat sekėjų skaičių, jeigu tai yra svarbu. Užsiauginus sekėjų skaičių, pavyzdžiui, galbūt bankiniam sektoriu turėti didelį sekėjų skaičių yra svarbu, arba jeigu esate didelis prekinis ženklas, jūs kaip ir norite įsitraukimo į savo įrašus, kad tiesiog turėt labai didelį kiekį sekėjų įvaizdžio sudarimui konkrečiai kalbant. Tai vat, o visais kitais atvejais dažniausiai būtų leidžiamos reklamos per reklamos vadybininką, nes tiesiog ganėtinai sunku išnaudoti paryškinimą taip, kaip nori reklamos leidėjas, nes tiesiog vėlgi nėra tų funkcijų visų, kurios yra per reklamos vadybininką. Tai štai pakalbėjome apie paryškinimą, kaip jis veikia, kaip jį naudoti ir tikrai nieko blogo nuo to pradėti, bet vėl galų gale siūlyčiau po truputėlį vėliau pereiti prie reklamos vadybininką ir vien tik tai darant paryškinimus pastebėsit jo trūkumus, kokie jie yra, jie tikrai yra ganėtinai nemaži. Galim judėti toliau.